dabar mes vėlgi analizuosime, kaip gyvena žmonija, kuo gyvena žmonija. Ar tai yra vidiniai resursai žmogiškumas, ar tai yra pinigai, kurių reikia žmogui, bet kokiu atveju, kiek jų reikia. Nes mokslininkai yra paskaičiavę, kad žmogus turi 20 kartų daugiau daiktų, nei jam reikia ištirti. Man patinka ir labai vaikščioti vienam miške, nes ant medžių tie lapai auga tarsi valiuta. Iš samanų kilimai ir prabangi tyla, kempinės ant kamienų. Jaučiuosi kaip Kempinskija, čia randu aš daug minčių. Čia surasi tu mane, tik miške niekur kitur, tiek šlamančių aplink nėra. Daug gyvenime man reik visokių nesąmonių, bet jį pasirinkti reik, negaliu be šlamančių. Ąžuolų, ąžuolai, ąžuoliau, ąžuolę šį kartą aš kviečiu pasivaikščioti po sengirę. Aš rašyti negaliu, jei biudžete žalių nėra. Pasijuntų mes, jum tik šlamančių pavėsyje. Kai atsirandu miške, Rolexo visur žalia, o miško paklotėje, kaip šilko patalynėje. Miškas yra VIP, bet miškų būt negali. Bet gali būti miške, šlamančių apsuptyje. Šlamantys mano akise niekada nebus gana. Šlamantys man akise niekada nebus gana. Šlamantys man akise niekada nebus gana. Šlamantys man akise niekada nebus gana.